Aš tikėjausi gerą rezultatą šiandien ir aš tikiu, jeigu mane kas išleistų aikštelę, tikriausiai iš viršaus įdėsiu, kiek turėjau to sportinio pykčio, kiek energijos. Tik gaila, kad mano komanda pirmus 2 kėlinius, tikriausiai nežinau, iš to didelio noro buvo subraližuotas gana lengvai. Ir po 2 kėlinių gavo gana užtektinai tylos, teko pakelti balsą ir antra pusė visai buvo kitokia. Jos daug aktyviau gynėsi gynyboje ir ką mes ir prašėm, žaidė daug greičiau ir buvo daug agresyvesnės ir praktiškai tas ir sprendė rungtynių pabaigą. Trenerio, trečiasis rungtynių kėlinys buvo po rungtynių, kad buvo Vilniaus komandai duobė. Dabar gavos, kad pasimokėm iš savo klaidų ir trečią kėlinį pačios pradėjo daug geriau. Žaidžiant 2 kėlinius taip baisiai, aš manau, trečias būtų baisu taip žaisti trečią ir aš manau po pylos, po žodžių, kurios gavo jos rūbiniai, aš manau, joms trečias kėlinys nebuvo ką daryti, turėjo sužaisti gerai. Tais pataikytais ir tolimais metimais ir padėjančių persvarą panelės pro akise užsivedė. Praktiškai pirmus 2 kėlinius ne tai, kad Zagrebas gynėsi gerai, bet praktiškai mes pačias, nežinau, netikėdamos savimi, priimdamos ne tos sprendimus, kuriuos turint priimti, praradom nemažai kamuolių praktiškai. Jos buvo ir laisvos, jos galėjo ir mesti, bet nežinau, tas pasitikėjimas gal ateina. Gerai, kad jis sugrįžo antrą pusę ir jos visai su kita energija, su kita, sakykime, psichologija padėjo žaisti. Ar esate šiandien patenkinta aukštesnių žmonių, 4-5 numerių žaidimų? Taip, aš patenkinta ir Ninos Pečiūtės ir ypač Sofija, jinai išėjo tikrai labai gerai apsigynė, labai gerai atidirbo gynyboje ir nusėmė daug kamuolių ir jos išprovokavo 5 baudas. Aš patenkinta, aišku, tik tai neramino baudų metimai, kurie šiaip lengvi taškai ir mes dovanojam praktiškai lengvus taškus ir tie lengvi taškai gali ateiti daug kainuoti. Ši pergalė lyg buvo kaip oras, ar ne? Ar galime toliau kautis dėl kelialapio į kitą etapą? Tai yra, kaip ir sakiau, šrūbiniai panelėms prieš rungtynes, tai yra, reikia žaisti taip šiandien, taip, kad, sakykime, duoti žinutę visiems, kad nereikia mūsų nurašyti per anksti, kad norint patekti į kitą etapą, reikės dar mus praeiti. Ir aš tikiuosi, kad panos tai po šitus 2 kėlinių jos supras, kad jos gali ir kad tas pasitikėjimas sugrįš ir jos žais kiekvienas rungtynes geriau ir geriau. Ačiū.